Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų skyrius organizavo tradicinę žemdirbių šventę, kurioje pagerbti Druskininkų krašto ūkininkai. Ketvirtadienį Baltojo Bilso sodyboje surengtoje šventėje susirinko gausus būrys ūkininkų. Jų pasveikinti atvyko Druskininkų savivaldybės vadovai, Seimo narė Kristina Miškinienė, Druskininkų savivaldybės tarybos nariai ir kiti svečiai. Kaip sakė savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Druskininkų krašto ūkininkų bendruomenė yra aktyvi ir darbšti, todėl svarbu, kad jiems būtų parodytas dėmesys ir rengiamos šventės. Pirmiausia, tai yra bendravimas su žmonėmis, tai yra pačių ūkininkų bendravimas tarpusavyje. Jie bendrauja, kalbam, diskutuojam, keliam problemas, kokios jos yra, kaip jas galima būtų spręsti. Tai yra tiesiog dėmesio parodimas vieni kitiems ir tokios šventės labai reikalingos ir kiekvienam atskirai ir visiems kartu. Labai džiaugiuosi, kad mūsų ūkininkai, nežiūrint į tai, kad žemės nėra derlingos arba netokios derlingos kaip kitose Lietuvos regionuose, bet jie kuria, dirba, augina tiek ir gyvulius, augina tiek ir grūdinės ir kitokias kultūras. Na ir nėra tokie derliai, kuriais būtų galima džiaugtis ar didžiuotis, bet kaip jie sako, gyventi galima ir judėti į priekį taip pat, dėl ko džiaugiamės. Na, mūsų tikslas yra padėti kiek galim ir kuo galim. Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio pirmininkiai Petronėliai Sigitai Radvilavičienei buvo įteikta padėka už aktyvumą, pareigingumą ir ilgametį nuolatinį rūpinimąsi Druskininkų krašto ūkininkai, žemdirbiais bei kaimo gyventojais. Pirmininkė pasidžiaugė gausėjančių Druskininkų krašto ūkininkų būriu, aktyviais bei bendruomeniškais jo nariais. Pradėjom nuo 18 narių ir dabar jau šiandien yra 60 narių ūkininkų sąjungoje. Mūsų visa ūkininkų sąjungo bendruomenė yra labai draugiška. Ir šitą aš ne vieną padariau. Čia mes tokie aktyvistai yra, mes susibūrėm, pasitarėm, kas daryti, kaip daryti ir tada darom renginį. Ir mato, tik keli nebuvo žmonės iš mūsų tų 60. Turi žmogus 1 hektarą ir gali dalyvauti ūkininkų sąjungos veikloje. Ir tai galime, mes važiuojam. Pirmiausia, pažinome ir Grūtą, ir Liškevą, visi drauge. Tai irgi labai smagu pabūti visiems drauge. Šiemet konkurse metų ūkis ir vėl buvo išrinkti geriausio Druskininkų krašto ūkininkai. Pirmosios vietos nugalėtojais tapo Vitas ir Albina Kazakevičiai, ūkininkaujantys Leipalingio seniūnijoje Radvilonių kaime. Labai netikėta, nesitikėjom tokio, bet nedidelis ūkininkas. Šiaip dirbu tik 15 hektarų žemės. Praktiškai gyvenam dėl savęs, vaikai Kaune gyvena visą. Vaikom ten paukščių daug, viską atiduodu, kaip sakyti, savo šeimai. Gyvenamės prie miško, žemė pačios mažiausios ten bauai. Tai šiaip daug, ką išauginam grūdus, naudojam savo paukščiam šeriam, vištų vaikam 60, pavyzdžiui, 5, kalakutų 15, žąsų, ančių 20. Tai nemažas ūkis iš tikrųjų. Taip. Bet mes turim 5 anūkus, mes turtingi. Tai viską atiduoda šeimai. Jo, išauginam gerą produkciją, viską atidodam. Mineralinių trąšų praktiškai nenaudojamės. Tik tai, ką motina gamta duoda. Kiek metų jau ūkininkaujat ir užsiimat čia veiklą? Tai kažkur 89. Tėvai mirė, grįžau, nors aš esu inžinierius mechanikas pagal specialybę mašinų gamybą, man kaimas ne prie ko buvo. Mes labai esam nustebinti ir džiaugiamės, labai stengiamės bendruomenį dalyvauti, kur reikia. Šventėse visose. Esam veiklus tokie, neatsiliekam nuo jaunimo, kuris... Tai galite pasakyti, kad tai yra per visus šios jūsų ūkininkavimo metus jau pats didžiausias laimėjimas? Taip. Tai jeigu įvertina, tai prisipažinti, kad taip ir yra. Taip. Antroji vieta metų ūkio konkurse atiteko ūkininkams Kęstučiui ir Zitai Vaikšnorams, trečioji Algirdui ir Linai Masoniams. Už atstovavimą Druskininkų savivaldybei 14-oje tradicinėje respublikinėje pirmosios vagos šventėje ir arimo arkliais varžytuvėse apdovanoti artojai Gėnius Jančiūnas ir Kęstutis Mizeras.